Mangirdas Kronkaitis visada labai rūpestingai planuoja darbus, sudaro technologijas. Jo kolegos ūkininkai pastebi, kad jam nepasisekti negali. Tad jei norite pamatyti pavyzdinius pasėlius, važiuokite į Mangirdo ūkį. Mangirdo Kronkaičio augalininkystės ūkyje dirbama 400 hektarų žemės. Auginami vasariniai ir žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai ir, žinoma, cukriniai runkeliai, kurie šiuo metu stebina puikia išvaizda ir cukringumu. Ūkyje auginama beveik 60 hektarų cukrinių runkelių. Kasmet cukros fabrikui Mangirdas Kronkaitis parduoda iki 5000 tonų saldžiųjų šaknų. Šiemet suderėta supirkimo kaina 111 litų už toną bazinio cukringumo runkelių. Ką rodo cukringumo tyrimai? Praeitą savaitę, kaip tik tyrėme cukrų, tai buvo apie 15%, šiuo metu tikėjomės jo mažesnio, kadangi lietus ir visa kita, bet kaip matėme, skaičiai rodo 20%. Rugpjūčio pabaiga, rugsėjais yra pats laikas pasirūpinti runkeliais, kad jie sukauptų daugiau cukraus šaknyse. Tam tikslui numatomi darbai auginimo technologijoje. Cukrinių runkelių tikimasi pasiekti greitų metų ir iki 100 tonų iš hektaro, kadangi ir ką galiu paminėti, irgi naudojam visus biologinius preparatus, taip pat ir terasorbą, albitą, mikroelementus ir prašokom fungicidus. Fungicidai nebuvo technologija šiemet naudoti? Ne. Su kiekvienu purškimu naudojam borą, manganą, molibdeną, albitą ir be abejo pridėjom prolį. Tai kaip galima suprasti arba kokią išvadą daryti? Biologiniai preparatai padėjo išvengti? Mes manom, tai palankios sąlygos ir kiekvienoj technologijai, kiekvienu purškimu naudojamas prolis, albitas padėjo mums prašokti šitas visas ligas. Bent jau kol kas taip tikimės. Dar kartą purkšime borų, taip pat duosime molibdeną, UNIPK ir žinoma prolį bei albitą. Na, o apskritai apie cukrinių runkelių auginimo technologiją kalbant, šis metas, rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia, koks jis yra cukriniams runkeliams? Kokie gali išryškėti neigiami arba teigiami požymiai, poslinkiai? Kai kuriuose regionuose šiuo metu lietingi periodai skatina visą cukraus kaupimąsi augalo lapuose, todėl pats svarbiausias momentas tai yra cukrų nukreipti teisingą linkme link šaknų. Ir kokiu būdu tai galima padaryti? Naudojant borą, molibdeną, kas skatintų ląstelių elastingumą, kad greičiau medžiagos prasiskverbtų. Matėm, kad augalai labai sveiki, nei ligos, nei niekas jų nepažeidė. Irgi biologija suveikia irgi gerai. Ir taip aš sakau, kad šiemet kol kas dar nėra jokių ligų, bet jau nelabai jom kada ir bus suveikt, kadangi jau nuo rugsėjo mėnesio vidurio prasidės fabrikų veikla, taip kad reikės pradėti kasti ir runkeliai bus švarūs. Ūkyje pradėtos naudoti biologinės priemonės netrukus davė rezultatus. Dirvožemėje atsirado gyvybė, o tai paskatino pasėlių vystymąsi. Pagerėjo dirvos struktūra, sumažėjo kuro sąnaudos, pasėliai tolygiau sudygo ir be abejo didesnis augalų produktyvumas. Pernai cukrinių runkelių ūkininkas gavo derlingumą virš 80 tonų iš hektaro. Šiais metais žieminiai rapsai birėjo virš 4 tonų, o žieminiai kviečiai tarp 7-9 tonų iš hektaro. Visi auginami augalai iš dirvožemio išnešė daug maisto medžiagų ir dirva pradėjo blogėti. Todėl ėmėmės sprendimų, kaip dirvą gerinti. Ir jau 4 metai šiame ūkyje naudojame biologinius preparatus, tai vienas jų yra malgerolis, kartu azofitas bei blackjackas. Jau pradėti kulti ir vasariniai kviečiai, tačiau atvėsus orams ir padažnėjus lietui, javapjūtė sulėtino tempą. Tikimasi gero rezultato, nors pavasarį, pasak Mangirdo Kronkaičio, buvo liūdna žiūrėti į vasarojaus laukus. Matėm, kad vasarojus jau irgi pradėtas pjauti. Taip. Orai sustabdė? Ne, tai vakar palijo, tai sustabdė, o šiaip tai šiandien po pietų vėl pjausim. O pats vasarojus, kaip atrodo, ką jisai žada? Vasarojus po 6-7 tonai taip iš hektarų yra. Sakyčiau, gana neblogas derlius. Iš karto buvo tikrai sunku žiūrėti. Labai pavasaris buvo toks permainingas ir sunkiai labai augo. Ir kada biškį su chemija, su
augalus skatinančiais biologiniais preparatais, tai mes tikrai pasitaisė vasariniai kviečiai ir užaugo gana gerai, net labai gerai. Sausros bei paskui pasireiškia gausus lietus, pasėlį labai sustresavo, bet tuo momentu mes panaudojame azofitą, blackjacką bei titanitą ir pasėlį akise atsitaisė ir štai ką matome. Apie 300 hektarų žieminių ir vasarinių kviečių buvo pasėta Mangirdo Kronkaičio ūkyje. Tad skaičiuojant vidurkį, grūdų derlius sudarys apie 2,5 tūkstančius tonų. Šiais metais jau pjūti tikrai pavyko, nupjūvėm labai laiku, savalaikiai, kadangi orai buvo geri, šilta ir jaučiu, kad turėtų būti laikytis gerai. Ir turbūt grūdų kokybė dėl gerų orų buvo gera? Grūdų kokybė gera, kiekvienas metais pas mus gera ir tikiu, kad ir šiemet bus gera. Nors iki šiol dar nepardavė nei vieną toną, nesunku pasakyti, bet kiek iš analizų žinom, tai kokybė bus gera. Ūkyje jau ruošiamasi rudeniniai sėjai, ariamos ražienos. 8 korpusų plūgas lengvai kaip ir sviestas lysta dirva. Arimas lygus, žemė subirėjusi į smulkę frakciją, galima iškart sėti. Ūkininkas taip ir darys. Po kelių dienų sėjamoji jau važiuos per šios laukus. Šiuo metu ražienos jau yra ruošiamos rudeniniai sėjai. Ar buvo prieš arimą, prieš žemės dirbimą naudotos kokios nors priemonės, nes nesimato nei šiaudų, nei augalų liekanų per daug? Liekanų nesimato dėl to, kad tai jau buvo naudota prieš tai kelis metus, bet šį rudenį dar tik ruošiasi naudoti ten, kur bus žieminiai rapsai. Naudos herbicidus kartu su azofitu ir amalgeroliu ir ant ražienų taip pat. Žymiai pagerėjo žemės struktūra, atsirado daugiau, kaip vadinam, sliekų. Jeigu sliekai atsirado, tai reiškia labai gerai. Žemė purenama, žemė alsuoja, žemė gyva, kaip sakant. Mes naudojam kas metai. Žinoma, ne kiekvienas metais tą patį lauką, bet iš eilės per visus laukus ir esam labai patenkinti. Aš praeitais metais įsitikinau galutinai biologinių preparatų veiksmingumu, kada cukriniai runkeliai buvo užplakti, 25 hektarai buvo užplakti ir nesudygo. Ir jie vaikščiom po lauką, kaip grendimas buvo, taip suplakta. Ir tada su mokslininkais čia pasitarim ir amargeroliu ir azofitu nupurškim. Ir po keletų dienų eini per lauką, jau iš karto jaučiasi, kad jau ta žemė po padais jau nekieta, o minkštėja. Ir supranta, taip gražiai sudygo runkeliai visi, ir mes norėjom juos išart. Tai matot, ir 70 tonų iš hektarų prikasim dar. Rudeninės sėjos laukia per 200 hektarų žemės. Kompleksiškai ir tvarkingai dirbdamas, Mangirdas Kronkaitis pasiekė gerus rezultatus.